Sveiki, pristatome Jums Everforce 04/1011 įrankių vežimėlį. Tai yra XL tipo įrankių vežimėlis su plačiais stalčiais. Šis modelis yra komplektuojamas su medinio tipo stalviršiumi, turi integruotą dėtuvę, rakinamus priekinius ratukus. Taip pat šio vežimėlio kampai yra apsaugoti tokiu plastiko apsauginiu, tam, kad apsaugoti nuo galimų pažeidimų, kai keičiama darbo vieta. Bei turi labai įdomią komplektaciją. Jeigu mes pasižiūrėsime, yra pirmas platus stalčius. Šitame stalčiuje mes galime rasti 3 tipų terkšlės, 1/2, 3/8 bei 1/4. Automatiškai yra galvutės terkšlėms tų pačių dydžių, tiek 1/4, tiek 3/8, tiek 1/2. Iki 32 mm 1/2 yra komplektuojama. Turi padidintus šešiakampius, tiek torksus, tiek hekso, plonasinis smūginis galvutės ratlankiams, prailginti, įpresuoti torksai bei šešiakampiai, M18 smūginis adapteris. Taip pat yra komplektukas iš S2 plieno pagamintų torksų bei šešiakampių, alyvos filtro atsukimo raktas, dinamometrinis raktas. Pakankamai įdomus stalčius, su kurio pagalba mes daug darbų jau galime atlikti atidarius vieną stalčių. Kitame stalčiuje mes galime rasti įvairių raktų, tiek kombinuotų, tiek kilpinių. Dar vienas stalčius pas mus yra užpildytas atsuktuvais, plus papildomai yra komplektuojami izoliuoti atsuktuvai elektromobilių remontui, preciziniai atsuktuvai. Turime dar vieną raktų komplektą sukomplektuotą. Čia jau mes matome terkšlinius raktus bei C formos raktai. Terkšliniai raktai yra komplektuojami iki 22 mm ir prasideda nuo 8 mm. Taip, dar vienas stalčius. Šitame stalčiuje mes randame replį komplektą. Jau turime šitame modelyje jau turime užspaudžiamą tipo replės. Komplekte yra taip pat iškalėjai su plaktuku, T formos, šešiakampiai, torksai bei galvutės. Mažesniuose stalčiuose mes randame dildžių komplektą. Turime dar papildomą izoliuotų įrankių rinkinuką, replių šiuo atveju. Tai vėlgi čia yra klausimas dėl elektromobilių remonto. Įvairių įrankių rinkinukas, kampumatis, rankmatis, peiliukas, tas, kas gali priversti mums remonto metu. Turi padidintų smūginių galvučių komplektą iki 41 mm. Na ir paskutinis stalčius yra tuščias, tam, kad galėtume susidėti kažkokias tai papildomus savo daiktus. Stalčiai šito yra komplektuojami su švelnaus uždarimo bėgeliais. Tai yra atidarius, uždarant, pas mus švelniai užsidaro.